Šiuo metu Lietuvoje diegiamas vienas ekonomiškiausių Europoje duomenų centrų. Jį statanti duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo bendrovė Baltic Data Center tarnybinių stočių vėsinimui nusprendė panaudoti novatorišką sistemą – Kyoto Cooling. Sistemą pasiūliusios inžinerinių sprendimų bendrovės FIMA specialistai aiškina, kad Kyoto Cooling technologija šaldymui naudoja lauko oro temperatūrą. Todėl elektros energijos sąnaudos sumažinamos iki 8 kartų. Būtent elektros energijos sunaudojimas yra didžiausia duomenų centrų problema. Paskaičiuota, kad apie 5% visos elektros energijos suvartoja duomenų centrai. Tai yra milžiniškas kiekis. Tai verčia visus pagalvoti ir diegti žalius duomenų centrus, kurie leistų sutaupyti daug piniginių lėšų ir atitinkamai tausoti gamtą. Daugiausia, iki 50% elektros energijos duomenų centruose sunaudojama serveriams vėsinti. Tam tradiciškai naudojamos freoninės šaldymo sistemos. Tačiau pastaraisiais metais vėsinimo technologijos sparčiai tobulėjo ir tapo taupesnės. Kyoto Cooling yra viena naujausių Olandijoje patentuota sistema. Baltic Data Center tik 3 bendrovė pasaulyje turėsianti duomenų centrą su šia technologija. Kyoto Cooling sistema yra unikali tuo, kad jinai išnaudoja oro lauke temperatūrą. Šios temperatūros pagalba ir didelių įrenginių, didelių ratų pagalba atšaldomas, atvėsinamas oras duomenų centre ir tuo pačiu nenaudojama elektros energija. Elektros energijos panaudojimas yra tik tai tuomet, kada lauko oro temperatūra pakyla virš 22 laipsnių. Mūsų klientų naudojamų duomenų kiekiai visą laiką auga. Ir tiems duomenims apdoroti reikia vis daugiau ir galingesnių serverių. Serveriai naudoja elektros energiją, o jinai, kaip žinot, pastaruoju metu brangsta. Todėl mes investuojame į tokius sprendimus, kurie yra taupus, padeda taupyti mūsų klientų pinigus, o tuo pačiu metu yra ekologiški. Šiuo metu Kyoto Cooling technologija Baltic Data Center duomenų centre jau sumontuota. Žadama, kad naujasis duomenų centras veikti pradės jau šį pavasarį.